Na va, mes jau live, tikiuosi viskas įsirašys. Sveikam. Labas rytas, kai sako, pas mus rytas, 10 tik ryto Anglijoje, abi iš Anglijos, tai šiandieną pakalbėsim, aš labai džiaugiuosi, kad turiu Eveliną. Tai, kaip aš sakau, mano pirmūnė, labai didžiuojuosi, labai, nežinau, didelė laima džiaugsmas už tave. Ir šiandien pakalbėsime apie jos istoriją, kaip jinai numetė 12 kilogramų, tai yra labai daug. Tai su tuo noriu tave pasveikinti ir jinai jau ėjo ne į vieną mano iššūkį. Tai, Evelina, papasakok trumpai apie save. Ką nori, vien žodžiu. Nu, man 29 metai, gyvenu Anglijoje jau kiek, virš 8 metų. Turiu šunį, 2 mažiukus turiu, su kuriais šakės čia, su galvos sprogsta, bet šiaip labai esu užsiėmus, mokinuos daug ir vairavimas, ir kiti mokslai yra. Nu, yra ką veikti, yra. Tai, jo, tai beveik laiko savo, beveik šiaip neturiu, bet suradau. Tai, jo, tai galvojam grįžti į Latviją kitais metais, kadangi maniškis yra Latvis. Tai tikiuosi, kad viskas pavyks. Tai irgi yra labai daug reikalų su tuom, bet manau, kad viskas bus gerai. Tai va. Jo, nes žinau, kad tu labai užimta be galo ir labai stebiuosi, žaviuosi, kad žmogus, kuris, žinant, ir vaikai, ir šuo, ir vyras, ir pati dar dirbi, žinau, ir mokslai dar, ir kraustymais į Latviją, žodžiu, labai visko daug ir tikrai užimta moteris, mamytė, ir tikrai labai sunku pritaikyti viską, va taip, o kur dar sportas, o kur dar mityba, o kur dar mesti tuos kilogramus. Tai žinau, kad ir savo praktikos turi labai tokių daug moterų ir tikrai sunku visą tai suderinti. Kaipgi tu suderini tai? Trumpai. Kokia paslaptis? Iš pradžių, tai man šiaip viskas prasidėjo nuo praeitų metų, kadangi mano sveikata pablogėjo, tai tada man gavau kaip ten žarnyno bakteriją, plius fetalinį išvaržą po abiejų nėštumų, nes abudu mažiukai, vienam 3, kitam 1,5. Tai iš tų nėštumų, tai tas rūgštingumas padidėjęs, tai privertė jau sveikatą prisidėtą mitybą ir taip toliau, bet su sportu dar ėjau, iš pradžio ėjau į tą metu svorį.lt, bandžiau mėnesį laiko, norėjau numesti, nes prieš tai aš sverdavau, kol neatvažiavau į Angliją, sverdavau 55, labai daug metų. Po to atvažiavau į Angliją, buvo 62, 63, taip maždaug, ir laikėsi. Kai pastojau, jau va 76, 77, va. Jo, ir nebekrito, ir bandžiau per tą metu svoris.lt, irgi ir mitybą, ir sportą, bet, nieko, visą mėnesį nieko, šis nei kilogramas nenukrito, tai, kažkaip tai, po to jau ant tavęs užkliuvau kažkaip Facebook'e, pamačiau, kad... Tai kaipgi tu pamatei, ar nežinau, atėjai pas mane? Man tiesiog išmetė tos video, kur kalorijas skaičiuoji tu ir rodai, kiek yra sveikam maiste kalorijų, kur yra, kiek kalorijų yra tam kitam, nežinau, tam greitam maiste, pavyzdžiui, ne? Ten čipsai ir tokie, taip toliau. Ir mane va tie video labai užkabino. Aš porą savaičių stebėjau, galvoju, ar pavyks, ar nepavyks, ar eiti, ar ne. Tokios abejonės buvo. Bet, galvoju, per galvą nieks neduos, po to pamačiau ir kiek kainuoja viską, nebrangiai tenais, kaip už 2 savaitės tenais, čia labai pigų yra, kapeikos, galim sakyti, tai tas 20 svarų tenais, ar apie 20 eurų, tai čia yra niekas, iš tikrųjų palyginus su tais kitais treneriais, kiek jie peša pinigų. Tai, ir galvoju, nieks per galvą neduos, pabandysiu. Ir pabandžiau ir man patiko. Kai tu atėjai, ko tu norėjai pagrindinį? Aš norėjau numesti svorį, kas man iš tikrųjų pavyko. Negalvojau, kad pavyks iš tikrųjų, bet pavyko.
nu, norėjau geriau jaustis iš tikrųjų ir tos įpročius dėl maisto, vat, tai susiformavo tikrai, ne tik man, bet ir visai šeimai. Nu, vyrai tai gal nelabai, jis vis tiek valgo savo sausainius iš parduotuvės, bet kai valgo normaliai ir vat, iš pradžių salotų nevalgydavau, bet dabar valgo jau iš salotas, jau netgi prašo, jau kai pamat, kad aš valgau, įsižiūrėjau, duok man. Tai, aha, bet atėjus, kai atėjau pačioj pradžioj, tą iššūkį buvau tokia labai užsidarę. Labai. Kažkaip bijau ir kažką rašyti, kažką klausti, nes, vien tik pasižiūrėjau dabar į mūsų visuomenę, ne? Visur tik patyčios visokios tos, tyčiojasi, smerkia, tai gal dėl to aš, nežinau, labai taip bijojau ir, nieko nerašiau. Pirmas iššūkis tai buvo, taip, kaip apsižiūrėjimas toks, kad pasižiūrėti, kaip čia kas vyksta, kad čia kitas rašo, ar čia normaliai viskas, ar ne, bet kažkaip pamačiau, kad nėra jokių patyčių, vieną kitą palaikom, metam ir nuotraukas. Man labai patiko mūsų Virgutė, nes jinai, ta, kur buvo mane gal labiausiai jinai ir užkūrė, kad jinai, metė, tas nuotraukas, senais, rašė pastoviai, juokavo, tas jos, tas ir bendravimas, tas visas, nežinau, kažkaip įtraukė. Pamačiau, kad nėra ko bijo, ir po viską kažkaip pradėjau rašyti į tą grupę, viską. Ir merginos tikrai ir nuoširdžios, ir pasidalina, ir palaiko, tai to, ko trūksta iš tikrųjų. Nes ypač jeigu tai vienas, neturi ten, nežinau, to palaikymo, ar iš artimųjų, ar iš draugų, nesvarbu, žinai, kad tave ten palaikyti, tai labai, labai gerai. Nes vienam iš tikrųjų sunku, ranka, bet palaikymas taip atrodo, vienas kitas parašo, bet tikrai pamatai save, nes būna tas momentas, kad norisi su kažko pasidalinti ir va čia ta erdvė, kai moteris, merginos, sakau, gali būti savimi, niekas ten akmenimis neužmėtys, nepasmerks, nes žinau, ką tai reiškia ir pati ten buvau ir suprantu ir tai yra labai, labai daug reiškia ir atrodytų tik pakalbėti, tik pasidalinti, tik galbūt ten pasakyti, kaip einasi ir viskas ir žmogui to užtenka, kad jis vėl atsispirtų ir eitų į priekį. Tai kas dar pasikeitė tavo gyvenime, nežinau, kad tikrai ne vien tik centimetrai ir kilogramai, ko dažniausiai moteris ir nori ir pamiršta pamatyti kitus rezultatus. Tai žinau, kad pas tai labai, labai judau kardinaliai. Pat mane jo, ne tik kilogramai, ne tik centimetrai, bet, pavyzdžiui, kaip aš jaučiuosi, kad labiau pasitikinti savim tapau. Kažkaip anksčiau labai pergyvendavau, kas ką pasakys, labai imdavau į galvą. O dabar man visiškai vienodai. Jeigu apšneka, tai tegul apšneka, koks skirtumas. Man kažkaip neberūpi. Aš kažkaip nežinau, aš gerai jaučiuosi, ar viskas. Man vienodai kas ką, tai mane blogai šneka. Jeigu gerai, tai gerai. Tai ir šiaip atviresnė tapau negu prieš tai, kai atėjau tą pirmą iššūkį. Buvau labai užsidarius, nepasitikėjau žmonėm. O dabar, nežinau, tokia atvira. Dar ne iki galo, yra dar kur tobulėti, aišku, bet kur augti, bet jo, atviresnė tapau ir tokia, drąsesnė gal. Daug drąsesnė iš tikrųjų, nes pradžiai tai net bijojau ten nuotrauką įkelt. O dabar tai laivą darau. Aš labai džiaugiuosi ir vėlgi, kaip vis tiek, tokie dalykai atrodytų, kažką parašyti, kažko pasidalinti. Jau nekalbu apie nuotrauką įdėti ir išeiti juo labiau laivą, tai čia tabu, ne visi iš tikrųjų sugebės, bet tokie dalykai, kaip padeda tau ir gyvenime, tai atrodo, kažkokia nuotrauka, kažkoks laivas, bet jis tau padeda būti savimi, atsiverti, nebūti užsidariusi, ar ne, tau lengviau ir gyvenime, ir siekti tikslų, ir eiti į priekį, tai tikiu, kad ir tau padėjo, kokia buvai uždara anksčiau ir dabar jau drąsiai nepergyveni, ką žmonės tau pasakys, ar ne, nes labai žmonės, kurie mus atakuoja, labai,
kaip pasakyti, tu tokia, tu anokia, sako, mes užsidarom ir viskas savom kiautė ir nieko neveikiam, nieko nedarom, tik dar labiau tas emocijos slepiam, užvalgom ar ne, ir kilogramai auga, jau nekalbu apie savijautą ir visą kitą iš to ir viskas išplaukia. Tai mums reikia va čia tą erdvė, sakau, ir aš matau tikrai, kad jūs atsivertė, jūs auga taip žydit kaip asmenybės gėlytės tiesiog, kurios stiepėsi į viršų, tai tas vat, yra vat, džiaugsmas, kad jūs ant kiek pasikeičiat. Tai ką tu asmeniškai galėtum vat, patarti moterim, kurios vat, bijo, abejoja, dvejoja, galvoja, ai, čia nieko gero, čia vėl iššūkis, čia nesąmonė, nieko jie neduoda. Tai ką tu tokiom moterim norėtum šiandien palinkėti? Nu, ne veltui yra ta kaip čia nepatarlė, tie žodžiai, nepabandęs nesužinos. Tai reikia bandyti, eiti ir daryti. Ir svarbiausia, tai turbūt, jeigu yra didelis noras, tai reikia turėti ir valios, kad nepasiduoti. Nes be valios irgi nebus valios, ką padarysi savaitę ir viską, taip mesi. tai reikia eiti iki galo, eiti ir daryti, nepasiduoti. Ir aišku, būna tų visų, ten ir nuopolių būna ir valgai, tenai nieko nesveiko maisto. Nu, netu tam gyventi. Vis tiek kažkur kažką suvalgys. Nebus taip pastoviai, kad neužvalgys. Bet svarbiausia atsistoti neužleisto ir svarbiausia atsistoti į vėžį atgal. Kad neužmest. Žinai, kai būna, pavyzdžiui, oi čia pradėjau valgyti, pavalgiau savaitę, 2, užmečiau ir viskas. tai ne. Pavalgiai, gerai, kitą dieną vėl viskas stojasi į vėžės ir darai. Taip, čia yra gyvenimo kelionė, nebus taip, kad daug moterų įsivaizduoja, va, atėjau, numečiau viskas, aš laiminga ar ne, bet čia keisti turi šiek tiek ir savo įpročius, nes vis tiek tie kilogramai paskui grįš, ar ne, tai vat būtent iššūkiai tai nėra taip, kad galvoju, va čia pasilaikiau ir viskas, čia keičiasi, pas mane iššūkiuose keičiasi visas gyvenimas ir aš tai matau pati savo akimis, jūsų rezultatus, neaišku, ne visos išdrįsta išeiti, tikrai yra ir sorry, Kristina, kuri labai, sakau, yra tokių, kurios susidariusios tikrai gilioj toj nevilty, depresijoje, bet jos po truputį skleidžiasi, jos auga, jos keičiasi ir aš tai matau ir tikrai yra smagu, nes keistis visada galima ir kas nori gali tikrai jungtis, mielai kviečiu. Tai niekada nevėlu, nes daug moterų ir save nurašo ir sako, aš jau čia per sena, man jau čia tik jaunimui, čia tik jaunos visos gražios, jaunos, lieknos, aš čia va tokia. Tikrai ne, tikrai nesigėdinkit, nesikuklinkit, visos mielai laukiamos ir galima tikrai bet kada keisti. Svarbiausia jūsų noras, jūsų užsispyrimas, nes kas nepasiduoda, tas visada yra karys ir laimėtojas. Taip kad ačiū tau labai, Evelina, gal norėsi dar kažką pasakyti, pridurti? Turbūt dabar, aišku, tas svoris ten plus minus kilogramas, ten sviruoja tas, bet dar čia ne pabaiga, eis dar toliau, bet yra, atsirado jau ir kitų tų tikslų, ne tik, kad svorį numesti, bet ir, kad ir tas kūnas gražesnis būtų, stangresnis, man tas jausmas patinka, kai dabar, nes buvo susukta tą nugarytę, ne, 1,5 savaitės negalėjau sportuoti. Tai ką per tą 1,5 savaitės supratau, kad tapau priklausoma nuo sporto. Ne dėl kilogramų ar centimetrų, bet dėl tos savijautos, kaip aš jaučiuosi po treniruotis. Kad man toks stangresnis tas kūnas būna, tie raumenukai tokie, nežinau, tokie kieti, man patinka. Ir daugiau energijos būna, norisi kažką eiti daryti, nes prieš tai būdavo toks, tinginys, nenoriu eiti, nei indų plauti, nieko. O pasportuoji, jau viskas. Tik aišku, reikia duoti kartais spyrį savo į užpakalį, kad eiti padaryti, treniruoti, bet padarai viską. Tai čia ir yra, tas sako, kai moteris nėra tos motivacijos, tai motivacija atsiranda paskui, nes tu pagamini tos laimės hormonus, tu užsikuri, dabar tai noriu kažką veikti, lėkti, kai Kristina sako. Tai čia jinai neateina iš pat pradžio, guli, tai aišku, tu guli nieko neveiki, tau reikia juos pajungti, tau reikia juos užkurti, kad tu paskui tą rezultatą ir viskas atsiras, ir motivacija, ir noras, ir daryti darbus visokius, tai viskas procese. Tai tu anksčiau nemėgdavai sporto visai, ar?
aš nebuvau iš tų, kuri labai mėgo sportą. Pavyzdžiui, mokykloje tai man kūno kultūra būdavo šakės. Aš geriau eidavau tinklinį žaisti, bet taip tai ten kokią gimnastiką ar kažką, lankiau gimnastiką, bet ne mano buvo. Nu, po to, kai buvo man 17, pradėjau lankyti sporto salę, bet gavau kojos traumą, man raiščiai plyšo. Nu ir viskas, ir pasibaigė to. Nu ir po to nebesportavau. Bet sakau, kažkaip dabar tai nežinau, aš neįsivaizduoju savęs be sporto. Keista, net iš tikrųjų tai pagalvojus, taip, keista. Bet ir niekas negali to iš manęs atimti, nes aš galiu belenkur sportuoti. Ir namuose. Vienintelis dalykas, ką mes galime atimti, tai pačios iš savęs galimybės. Nesportuoti, valgyti, tai mes pačios iš tikrųjų ir pačios didžiausios savo kaltininkės, nieko nedarom, tik laukiam pačių blogiausių momentų. Tai kas iš tikrųjų ir keičiasi, tu pradėjai sportuoti, nemėgai sportuoti ir paskui, kaip pasikeitė, tu numėgi kilogramus, pasikeitė ir tikslai, ir siekiai, nes dabar jau tu nori, kad daugiau ten, kūnas sustangryti, daugiau ten padirbėti ties kažkokia kūno dalimi, jau atsiranda kiti tikslai. Kai sako, iš vieno tikslo jau pas tave didesni tikslai susiskaldė. Tai man iš tikrųjų irgi buvo taip pat ir aš taip klausau kaip savo istoriją, nes man irgi patinka tas raumenų jausmas, kai jie taip sutvirtėja, tas įdomus jausmas, kas sportuoja tikrai supras. Tai klausau ir viens prie vieno kaip mano istorija. Kaip sako, kaip žmogų, vienas kitą traukia panašų. Tai čia dabar jau 6 iššūkis, į kurį einu. Ir eisiu ir toliau, netgi kai pasieksiu tą savo 60 kg, eisiu toliau vis tiek. Vien dėl, nes, žinai, pavyzdžiui, 6 tas iššūkis, bet kiekvienam iššūkį aš vis sužinau kažką naujo. Ne tik dėl sportų, dėl treniruočių, dėl tų raumenų, bet ir dėl maisto, pavyzdžiui. Nežinau, kokį vandenį gerti, sužinau, tu viską davėjai tų patarimų ir pagalbos, už ką nereikia papildomai mokėti. Žinai, tai nes kur daugumą ten vienas klausimas užduoti, viskas daug pinigų, ne? Tai čia ir kokią varškę, pavyzdžiui, ten valgyti, ne? Kas tie angliavandeniai, aš net nežinau, kas tie angliavandeniai, ar tie baltymai, kas tas yra. Tai labai daug, kiekvienam, sakau, iššūkį vis naujo sužinojau. Pavyzdžiui, šitam sužinojom, kuo skiriasi jėgos tą treniruotę nuo kardijo. Maniau, kad tas pats yra, o pasirodo, ne. Tai kiekvienam iššūkį vis naujų žinių atrandu. Tai tas yra kaip labai gerai. O kaip suspėjau viską, tai suspėjau vieną dieną paaukoju, maistui, pavyzdžiui, gaminimui pasidarau 3-4 dienom. Susidėjau savo dėžutės šaldytuve, ir stoji man. Ir viskas, ir kitas dienas man yra laisvas, aš einu mokaus, aš einu kažką darau. Ir taip, ir suspėjau. Gal kažkam pasirodys taip, sunku, tai galima ten, nežinau, ten porai dienų pasidaryti, arba tą patį maistą daryti, tenais padauginti iš poros kartų. Tai aišku, kai būna iššūkis, aš mėgstu viską pagal meniu eiti. Viską išbandyti kiekvieną patiekalą, bet pavyzdžiui, kai pasibaigė, būna tas 2 savaitės pertraukos, tai tada jau darau, tai tenais jau daugina iš poros kartų tenais, kad porai dienų. Bet tu vis tiek seki tą, naudojasi tuo planu iki sekančio iššūkio, ar tu iš kitų iššūkių ten pasiemi, nežinau, kad pas tave ten jau viskas atšviesta, sudėliota, kaip knyga pasipasakok. Visus iššūkius meniu esu atsispausdinus, susidėjusi papkutę tokią. Tai kai pasibaigė iššūkis, aš pasižiūriu, ką aš noriu čia valgyti. Permetu per visus tos iššūkius, ką čia norėčiau padaryti šiandien. Ir aš valgau iš tų meniu, aš neimu kažko ten, kokių cepelinų, balandėlių. Bet kitas pasakys, labai sunku, taip tu visada tokia disciplinoje, visada negali savo leisti, ne, tiek visokių pagundų ir maisto aplinkų, bet, ir tikrai norisi netgi po iššūkio bent jau pasimėgauti, grįžti į tas vėžes ir suvalgyti to maisto, kaip tau pavyksta.
Tai tu gali suvalgyti, tu gali, pavyzdžiui, vieną kartą nesuvalgyti, tu gali sau leisti. Nereikia ten jau save taip, kaip čia, staigiai taip žinai, kad viskas, tu nieko nebevalgys. Ne, tu gali suvalgyti, bet svarbiausia, kad, ten vieną kartą suvalgiai ir viskas, užtenka, kad tą saiką jaus. Nes, jeigu nejausi saiko, tada vėl viskas truknuvadžia vėl iš pradžių. Tai svarbiausia saiką jaus. Vieną kartą pasimėgavai, lėtai pavalgiai ir viskas, užtenka. Man, pavyzdžiui, man kažkaip nežinau, man nebuvo taip sunku. Su tuo buvo, aišku, sakau, tų nuopolių, kad ypač pradžiai labai norėsiu saldaus, labai. Bet kažkaip po biškį nebevalgiau ir dabar, pavyzdžiui, man neskanu. Aš tiek pripratus prie juodo šokolado, kad man, pavyzdžiui, tas baltas šokoladas ar ten pieninis, man neskanu. Nei tos bandelės, aišku, būna vis tiek užvalgai, bet kai jau ten, pavyzdžiui, kai tos dienos moteriškos būna, ne, tai būna vis tiek noris tas saldaus, tai būna vis tiek užvalgai, bet man, pavyzdžiui, nežinau, man skanus tavo receptai, man dėl to nėra, kad čia tokia disciplina, man jie skanus, man jie patinka, jie yra ir sotus, ir skanus, ir man nėra ten didelio vargo, kad aš čia save, nežinau, mūčinu kažkaip tai ar kažką, ne. Tai buvo kaip svarbu, kad kai tu sotus, kai tu laimingas, kai tau skanu ir tai tavo rutina tapo, tau tai malonu, tau tai nėra kančia, tada tu ir eini toliau. Tai gyvenimo būdas, apie ką mes ir kalbam. Tai tavo yra gyvenimo būdas ir tau paprasta ir lengva. Ir va, taip svarbu būti visada sočiam, tada tu neprisivalgai, tada tavęs netraukiant saldumynų, ilgą laiką va taip save gyveni ir tada žiūrėk jau ir atprandi nuo saldumynų ir netraukia, nes daug kas sako labai traukiant saldumynų ir tu buvai, ne, saldukė tokia. Jo, aš valgydavau baltą šokoladą. Kaip sunku buvo ten pačią pradžią praeiti tą kelią, kol atprastum nuo tų saldumynų, kaip tu tai... Porą savaičių. Porą savaičių ir ką tu tokio, kaip tau? Dar būdavau, suvalgydavau mažą gabaliuką, ką nors, tai ten pamažyti, žinai, bet būdavau dar pradžioje, bet po to kažkaip tai, nežinau, gal kad sumažėjo tas kiekis, žinai, saldaus, tai gal dėl to, aš nežinau, bet kažkaip po to nebesinorėjo, nežinau. Ir žinok, mano mažiukai, jie valgo 100% šokoladą, juodą. Jo, tai ne tai, kad valgo, bet aš atidarau spintelę, manęs prašo, duok man šokoladą juodą. Gal dėl to, kad tave matė anksčiau, kad tu ten valgiai juodo. Taip, pas mane visada jisai yra spinteliai. 100%, tai wow, nes iš tikrųjų jis labai kartus. Aš įsiunčiau savo šeimynai į Lietuvą, tai jiem nelabai patiko. Ne visiems. Tai negalėjau valgyti, sako, žiauriai per kartus, sako, net supykino. Man pradžiai, aš kaip prie jo pripratau, tai aš valgydavau, jį įsidėdavau mažą gabaliuką ir ant viršaus 90%, nes vis tiek jisai biškį saldesnis, 90%. Taip pradžiai pradėjau ten porą dienų taip pavalgyti, miksuoti, o po to kažkaip tai vieną patį, jau man normaliai. Sakau, svarbiausia, tik tai nieko saldaus prieš tai ten nevalgyti, nes tada labai kartus ten jausis. Bet jeigu tai, pavyzdžiui, ant kokio, po maisto savo, ne, to ten po pietų, pavyzdžiui, tai vieną tą gabaliuką suvalgyti, tai nieko, normaliai, man tai gerai. Tai puikus būdas buvo moterim, kurios sako, niekaip negaliu atsisakyti saldumyną, traukia negaliu, man visada turi būti po pietų ar kažkas prie kavos arbatos, tai puikus patarimas, sakyčiau, netgi iš tavo pusės pereiti irgi po truputį apgauti smegenis kartu, bet ir atsipratinti, nes ir aš išgirstu labai daug. Jo daug nesuvalgysi, mažą gabaliuką, gal 1-2 suvalgysi maksimum ir viskas, nes jo užtenka, nebent nesinori iš tikrųjų daugiau jo valgyti. Ten jau ulala, tai bet labai gerai, kad vaikai dar valgo, aš stebiuosi, nes jisai gan kartokas ir jau galima sakyti, vaikam formuojasi irgi toks geras įprotis, nes juodame jau čia 100%, tai ir magnio, ir visko ten naudingiau, ir ten cukraus mažai, jau 100%, tai ten labai mažai ir sveika, ir naudinga, ir tokie mažiukam formuojasi geras pavyzdys.
iš mamos pusės, va, galim sakyti taip, nes mes mamos esam pavyzdys savo vaikams, ką mes valgom, ką mes darom, kaip mes save vadam, sportuojam, nesportuojam, gulim ant sofutės, ten dar kažką. Tai taip ir vaikai mato tokį pavyzdį ir jie kopijuoja ir jie taip ateityje darys, ypatingai mažiukai. Tai labai džiaugiuosi dėl tavęs, o ką iš tavęs vaikučiai kopijuoja, ką jie mato. Nu, mano mažiukas, tai kadangi aš sportuoju virtuvėj, nes man kitaip neišeina kitur, tai aš turiu matyti ir mažiukus, nes mes su maniškiu, kai keičiamės, tai jisai popietiniai dirba, tai aš vieną lieku su mažiukais. Tai aš turiu virtuvėj sportuoti, bet tai pasitiečiu tą kilimėlį ir darau tos pratimus, tai jisai gudrutis. Jisai prašosi, rodo, į virtuvę nori eiti kažką ar paimti, aš atidarau tos vartelius, nes pas mane visur varteliai yra. Tai atidarau tos vartelius, jisai ateina ir jis iškart ant kilimėlio ir kelia taip koją, mane kopijuoja, jo, grinai. Irgi bando tai vieną koją pakelti kitą ir bando taip kvėpuot, kaip aš, žinai, taip. Tai grinai. Tai jo, nu čia, kuriam 3 metukai bus kitą mėnesį, tai jisai, o mažylis tai dar ne, jam 1,5, tai dar kol kas ne, dar per mažas yra, bet stebi irgi. Stebi, kas čia vyksta. Jo. Bet manau, kad bus abudu irgi prie sporto, nes maniškis irgi turi 2 vaikus, tai jie abudu krepšininkai. Irgi prie sporto. Nu ir maniškis, kai mokykloje buvo, kai po mokyklos irgi labai sportiškas, labai mėgo sportą, tai visa sportininkų šeima. O kaip dabar sakyk, taip vis tiek vaikų nemažai, šeima didelė, daug darbų ir visa kita, tai kaipgi man dabar susitvarkyti, kaip tu susitvarkai su ta mityba. Čia belekiek indelių reikia prisidaryti, kad laikytis plano, čia dar vaikam pagaminti, čia vyrui pagaminti, kiekvienam atskirai reikia pagaminti. Tai kaip tu čia taip suspėjai ir padarai visiems, nes reikia kiekvienam atskirai, kaip sako moteris, gaminti, ar ne? Čia dabar kaip aš čia laikysiuosi. Ne, pas mane viską valgo. Tai aš, pavyzdžiui, pasidarau savo į tos indelius, bet aš padarau vieną patiekalą, daugiau, ne? Ten padauginu iš kažkiek kartų, iš 4 būna, iš 6 kartų. Tai visi valgo. Aišku, jos sūnus, kai ateina, nelabai jie nori tą sveiką maistą valgyti, jiems labiau ten kokie McDonald'ai, žinai, burgeriai, bet jie didesni turbūt yra tie vaikučiai. Jo. Vienam 14, kitam 8, bet tai nelabai jie taip nori. Ne, jau čia tas amžius, kai jau vaikai išaugę, jau suaugę, jau jiems sunkiau keistis. Jau reikia, kai mažiukai, tai dar gali įdėti to darbo, to iniciatyvos ir tikrai jie tuos įpročius kopijuoja. Tai jau tokiu laiku biški kaip ir įmanoma, bet jau vėloka. Pertraukiau sakyti. Kuriam 8, tai jisai dar pabando, žinai, aš kai sakau, paragauk, sakau, gal patiks, sakau, kaip tu gali žinot, kad tau nepatinka, jeigu tu neparagavai. Tai būna paragauja, būna ir suvalgo irgi, ne visada, bet būna, bet vyresnis, tai ne, jam daug kokį sumuštinį su paprastu batonu, arba ten tie, kur užpilami tie, kaip aš sakau, bumš paketai. Tai tuos arba kokius burgerius, žinai, tai jisai kažkaip net keista, nors šiaip pats sportuoja, bet nelabai prie tos sveikos. Tai tavo, sakei, vaikučiai, tai tu padaugini tą kiekį, kaip pasakyti, ir tiesiog 3, jeigu 2 vaikai, tai dar padaugini 3 kartą, ne, kiek reikia ir viskas, ar ne, ir tau taip lengviau, kaip pasakyti. Man labai daug valgo, tai man reikia dauginti iš kokių 6 kartų, 5-6. Priėjome prie taviškio, o kaip vyrui vėl reikia atskirai gaminti? Ką tu darai? Aš gaminu. Ta patį, valgo jisai? Jisai valgo, jam patinka, bet jam sakė, kaip sakė, jam neužtenka. Jam neužtenka, nes jisai pavalgo, jam reikia daugiau. Bet nes jisai yra aukštas, iš tikrųjų labai aukštas. Tai yra aukštas ir pas jį,
reikia tos fizinės tos jėgos darbe, tai Jam reikia šiaip vyram reikia daugiau, beveik dvigubą porciją valgyti negu moterim. tai jam jo, tai nes jisai kažkada aš jam dariau savo porciją, jam dariau, tą indelį, žinai, nes buvo vienodi indeliai, tai dariau, tai jisai po to, kai suvalgė, jisai sakė, kad jam neužteko, jam pradėjo galvos vaik. Tai jam reikia daugiau, nes vis tiek Vyram aplamai reikia daugiau. Tas vienas indelis tai čia moteriai, o vyrui reikia dvigubą porciją duoti. Tu per daug dietos pastatė. Tai dabar aš padarau, pavyzdžiui, padauginu iš kokių 5-6 kartų. Ir tokia krūva, pavyzdžiui, ne, ką ten darau, tokia lėkštė didelė. Padedu, jisai jau įsideda, kiek jisai nori. Jo, tai... Ir, ir vaikai irgi taip pat, tai jo, tai... Smagu. Labai smagu, Evelina, gal dar kažką norėsi pridėti, jeigu ne, gal kažkas turi klausimų, šiaip aš užeisiu, pasižiūrėsiu. Jeigu tu turi ką pasakyti, tai dar gali pasakyti ir tada jau pabaigsim savo. Tai nesėdėti ir neverkti, kaip čia man blogai, o eiti ir daryti. Nes jeigu tu sėdi ir verki, tai nieko to nesigaus. Ten iš oro tau nenukris kilogramai. Tai svarbiausia neverkti ir eiti daryti. Nes iš tikrųjų, kiek esu susidūrus, tai labai daug kas tiesiog dejuoja, bet ir nieko nedaro, kas svarbiausia. Tai svarbiausia eiti daryti. Nes už tave niekas tau nepadarys vietoj tavęs. Tu turi pats eiti. Maniškis, tai kas man pasisekė su vyru. Tai jisai mane labai palaikė nuo pat pradžių. Ir komplimentus dalino, ir palaikė, ir kartu bandė sportuoti irgi. Aš tai, jeigu palyginus, aš pradėjau su 1 kilogramu svarelio, tai dabar man reikia 5 ar 6, kur negalėjau netgi pradžiai vieno atsilenkimo padaryti, dabar einu, varau taip normaliai, nežinau kiek, daugiausia, bet daug. O jisai dabar jau kiek sakei, palauk, 5 reiks ar 6 pirkti kilogramų. Tai vėlgi tavo rezultatai, ant kiek išaugo per 3,5 mėnesio, ant kiek išaugai, ant kiek sustiprėjai ir kokie rezultatai. 3,5 mėnesio, tai čia yra 3,5 mėnesio, tai čia 12 kilogramų aš numečiau per 3,5 mėnesio. O dabar čia su tavim, aš esu nuo birželio 18, tai Liepa, rugpjūtis, rugsėjis, spalis, lapkritis. Tai 5 mėnesių. 5 su biškiu. Aš skaičiuoju tą periodą, kaip mes jau tik tais per iššūkis, jeigu viskas suskaičiavus, nes tu vis tiek laikaisi, tu vis tiek eini, tai man toks jausmas, kad tik tais 3 prabėgo, 3,5 ir labai greitai, labai. Jo, bet kūnas atsistangrėjo iš tikrųjų ir tie raumenys tokie, kur buvo ant kojų, pavyzdžiui, tas toks celiulitas, nebėra jo. Tai jo, daug iš tikrųjų. Pas mane tai visą laiką ant veido matosi. Jeigu man pakyla kilogramai, man iš karto ant veido tokie matosi, tokie žandukai putlesni iš karto. Jo, bet... Aišku, bet jo, jau iš karto. Jo. Man iš pirmų kažkaip atrodo į veidą įta negu į tą kūną. Bet aš džiaugiuosi, aš kažkaip, netgi, pavyzdžiui, kai pakilo tie kilogramai, aš savęs nebaudžiu, pakilo, viskas čia normaliai, ten kilogramas, 2, nukris tie kilogramai, čia nieko baisaus, nereikia savęs bausti. Svarbiausia, nebausti. Gerai, kad pasakė, nes daugybė moterų iš tikrųjų pagrindinė priežastis labai save baudžia, bara, ne tiek kiek gal išorėje, bet viduje save graužia, save valgau, aš tokia, aš anoka, aš bevalė, aš besotė, dar ką, daug visokių tokių, kaip save muša žodžiais ir viduje, ir kaip sunku, bet ką tu darai tuo atveju? Nes būna tikrai užvalgai ir, aišku, blogai jautiesi ir, aišku, tada prasideda, ką man to reikėjo, aš čia bevalė, aš čia persivalgiau, čia vėl ir prasideda ta visa istorija galvoje. Gal anksčiau ir būtų tai buvę, žinai, kad būčiau gal taip galvojus, žinai, bet
dabar tai kažkaip tai, nežinau, aš pamėlau save tokį kokias. Nu, čia aš esu, nesvarbu, ar aš pastambėjus, ar aš pakudėjus, nu, čia aš esu, aš turiu išmokti save mylėti. Nes niekas manęs taip nemylės, kaip aš. Pati save. Teisingai. Jo, nes tai aš turiu save ir prisižiūrėti, pavyzdžiui, mano vyras, jau už mane tai nepadarys, ir manęs neprižiūrės taip, kaip aš pati save. Nu, aišku, prižiūrėtų, bet ne taip. Bet tai reikia išmokti save mylėti, svarbiausia. Nesvarbu, ten kilogramas 2, kilogramas 3 ar 10, nesvarbu. Turi mylėti save ir nebausti savęs, turi kažkaip išmokti. Taip, aš nežinau, man tai turbūt tas lūžis buvo, kai su sveikata buvo labai blogai, 3 metais, kai man pablogėjo. Aš tada nežinau, po to, nes buvo vos ne iki mirties, nes mane vežė į ligoninę, ten 4-5 kartus, nes man stojo širdis. Taip, žiauriai buvo iš tikrųjų, bet tada aš kažkaip ir supratau, kad reikia išmokti mylėti ir save, kad ir kokia tu ten esi, nesvarbu, 80, 100 kg, nesvarbu. Reikia išmokti save mylėti, nes ir gyvenam šią dieną, ne? Nes, aišku, darom visi planus tenais į ateitį ir taip toliau, bet reikia mėgautis momentais, kuo daugiau gerų momentų. Ir mylėti save, ir čia reikia psichologiškai iš tikrųjų dirbti su savo tą galvą, kad priimti tą situaciją reikia ir iš tos situacijos pradėti daryti mažus žingsniukus, kaip moteris neįvertina galbūt net, tai čia namų sąlygom, ką aš neturiu laiko, čia 10 minučių, čia nesąmonė, nieko nepasijus, bet prašau, mes pradėjom iš tikrųjų nuo kiek, nuo 10-15 minučių, pirmas iššūkis, antras iššūkis. Ir prašau, jau jūs ten pradėjote reikalauti, tai ką mes čia jau su 15, davai pusvalandis, bet ant kiek kūnas jau priprato prie to judesiuko, net nepajutot, iš viso nepajutot, ten 10, tai taip, hop, ir prabėgo, čia jau viskas, net nepajutau. Ir tokiu būdu parodėm galvai, smegenim, kaip paprasta, kaip lengva, kaip fainai, užsivedėt, pripratot ir jau jūs padidinam tą visą, treniruotę ir viskas, jau nesustabdysi. Ant kiek reikia parodyti savo galvai, kad priimti save iš pradžių, tokia kokia esu, iš to priėmimo ir paskui prasideda didžiausiai pokyčiai ir pajungti mažus žingsniukus, ką mes ir padarėm. Ir prašau, jau tu ten iš viso, sakau, dabar visur keliauji ten ir ant kiek tas savęs priėmimas, iš tikrųjų čia yra pagrindinis žingsnis, priėmimas savęs, kokia esu, nesvarbu, aš dabar čia esu, priimti tą situaciją, bet aš noriu, kad būtų geriau. Ir iš tos situacijos atsispirti, aš pridėsiu tuos bent jau 1-2 žingsniukus, kurie ves tave link toks tikslo, kurio tu nori. Tai gali būti labai minimalus, kaip ir mes, pradėjome, ir iš tų minimalių pažiūrėkit, ant kiek minus 12 kg išaugo. Tai tie maži žingsniukai, nuvertinti maži žingsniukai, ką duoda ilgoje perspektyvoje, kur dabar esi tu. Ir pati dabar tai supratai, turbūt, ką aš pasakiau, nes atrodo mažas žingsniukas, nieko vertas, nubrauktas, 10 minučių, kiek davė tau. Ir ne vien tik tavo šeimai, tavo vyrui, tavo vaikams, ar ne, atkeitėsi pati, bet tuo pačiu pasikeitė ir prisijungia automatiškai, nieko neverčiant, ir vaikai, ir šeima, ar ne, ir vyras, komplimentų sulaukia, santykiai pagerėjai, pasigirk. Tie komplimentai tai ir anksčiau, būdavo, bet jo, kai biškai numečiau to svorio, vis tiek tas kūnas sustangrėjo, tai tų komplimentų daugiau yra optimaliai kokia suknelė, tai įeini į kambarį, vau, tokia akcija, ne tik vyrai, bet ir vaikai, mano mažiukas ateina prie manęs, vau, toks, irgi. Bet jau iškečiau, turbūt išmoko. Tai jo, bet ir kažkaip ir psichologiškai, tai jo, kažkaip ir prieš tai gal, nežinau, būdavo tų pykčių, gal daugiau, bet gal aš kažko daugiau reikalaudavau, iš jo, bet kažkaip, nežinau, pagerėjo tie santykiai, taip šnekam, kas svarbiausia, yra šnekėti, tai aš tokia būdavau,
užsidaręs labai. Aš, jeigu kažkokios problemos, viskas, aš kaip koks vėžlys, aš užsidarau savo kiautę, žinai, ir viskas, ir neprileidžiu nieko. O kaip tu atsivėrė, kas tau padėjo? Tai vat, nežinau, vat, su šitom grupėm, vat, tu man labai padėjai. Tai jo, tie pasikalbėjimai, žinai, ir toj grupiai, ir asmeniškai su tavim, tai jo, tai tas pasitikėjimas savim, ir tas, vat, man labai padėjo vat, mūsų pokalbis tada, kai mes šnekėjom, tai tada permašiau viską, kad iš tikrųjų anksčiau vat, jam, vat, net, nu, jisai man pastoviai sako komplimentus, bet kad aš jam anksčiau, vat, prieš vaikus, aš jam visą laiką sakydavau, kad aš juo tikiu ir taip toliau, kad jis mano šaunuolis ir taip toliau, labai dažnai sakydavau, bet ir kai, o po to kažkaip tai nežinau, kai vaikai gimė, kažkaip tai nežinau, visas tas dėmesys turbūt vaikam buvo ir jisai, kaip sako, jisai buvo kaip užmirštas, žinai. Tai sako, vienas vaikas gimė, sako, viskas, man 50% dėmesio, kur buvo 100. Antras vaikas gimė, viskas, man 25. Atsirado šuo, viskas, 5%. Tai, žinok, ir aš pradėjau kažkaip permašiau, kad jo, kad tikrai labai senai aš jam sakiau, kad aš juo tikiu, žinai, kad tikiu jo jėgom, kad jam komplimentus sakyti. Nu, ir kažkaip permašiau ir pradėjau sakyti, ir kažkaip pagerėjo tie santykiai. Va taip. Ir atrodo, Evelina, va, paprastas iššūkis. Va, prašau, kiek rezultatų. Paprastas iššūkis. Ir, aišku, ne vienas tu ėjai ir eini, ir va tas ir yra, bus rezultatai tada, kai tu eisi ir darysi, kad ir mažus žingsniukus. Aišku, tie rezultatai priklauso nuo mūsų, aišku, o visa kita, ką jūs norit, va čia ir yra, va, kad kuo jūs daugiau bendraujat, kuo jūs daugiau klausėte, tuo jūs daugiau gaunate. Nes ateina tikrai moterų, kurios sėdi, pasižiūri, apsidairo, ai, čia tas anas, randa daug pasiteisinimų ir išeina. Bet tas, kas nori, visada, kuo daugiau jūs klausat, kuo daugiau. Bet, nu, vien žodžiu, komunikuoja, tai aš matau, kur jūs esat, aš matau, kiek jums galiu padėti, būtent kokiu klausimu jums. Ne tai, kad visiems bendra informacija, bet būtent tau, asmeniškai tau. Ir tos, kurios irgi rašot man asmeniškai, žinau, kiekvieną iš jūsų rašot, jūs man, nesvarbu, mes turim tą grupelę, sakau, nu pasidalink, juk taip, nu kaifas, ir tu gamini tuos gerus hormonus savo, ir tas pasigirimas, ir tas toks, nu, ta gera emocija kitom perduoti, kitos irgi mato save tame, jos perskaito ir mato, ir galvo, blemba, kaip fainai, ir aš pasigirsiu, ir va ta banga mus visas užkuria, su kuria banga mes ir einam. Tai kuo daugiau tos bangos, tai ir bus ta jų motivacija, akstinas nepasiduoti, eiti į priekį. Tai ką, tai ačiū tau labai nuoširdžiai, kad atėjai, nepabijojai, va čia kas man patinka, tu tokia eini, drąsiai darai ir super, ir tikiuosi pasieksi tikrai tą savo rezultatą, kurio mes siekėme, dar kiek liko. Dabar čia 1 kilogramas pliusė, tai 5 kilogramai. 5. Bet, nes, nu, dabar 1,5 savaitės, kaip sakiau, negalėjau sportuoti. Tai iš tikrųjų labai liūdėjau, nes negaliu sportuoti, nors į tą susitę nugarą, tai šokės buvo. Bet pažiūrėkit tą gerąją pusę, turėjai laiko daugiau savo kažką kitą paveikti. Žiūrėk kitaip. Liūdna, taip, liūdna, bet iš kitos pusės turiu laiko, galiu skirti daugiau laiko šeimai, dėmesio, galbūt mokslam, galbūt ten dar kažkam, savo galų gale, masažai, dar kas, prašau, žinau, kad tik grįžai, tai vėlgi vat savo padėti. Tai laikas savo, kai sako, tai nenuvertinam, svarbiausia, kur fokusas, ten rezultatas. Tai fokusuojamas visada į pliusus ir rezultatas bus aфиgenas, kaip ir tavo kiekvienos. Tai ką, ačiū tau, labai gražios dienos ir tariu iki, nežinau, kad mes dar eisim ne vieną kartą. Iki brangiau. Tau geriausių rezultatų, kad pasiektum, o kai pasieksi, tai tikrai laukia dovanėlė nuo manęs. Tai aš to tikrai nepamiršau, aš laikausi savo žodžių. Tai ką, gražios dienos, ačiū visiems, kas žiūrėjo ir žiūrės, ir iki tada. Iki.